Pažiūrėkime, ką atneš mums balandžio mėnuo. Sveikinasi savo kanale Mystic Mama, čia būriam, čia užsiimam astrologiją. Kviečiu prisijungti ir spausti prenumeruoti, čia jums nieko nekainuoja, man yra didelė paskata tęsti savo darbą. Taigi, pagalvokite, nusiraminkite, įkvėpkite, iškvėpkite, galbūt kažkas sėdi jau su kavytė, kažkas su arbata ir tiesiog mėgaukitės procesu, o mes klausėme kortų, kasgi laukia, kokios pagrindinės tendencijos, energijos, įvykiai laukiamus balandžio mėnesį, balandžio mėnuo. Pagrindinė energija, artima aplinka, asmeninis gyvenimas, kas bus darbuose, kas laukia finansuose balandžio mėnesį, kaip ten mūsų artima aplinka, tie, kurie supa mus, žmonės, kurie pastovi aplinkui mus, galbūt kažkokie tai įvykiai, kur slypi sėkmė, kame pasiseks balandžio mėnesį, kur reikėtų būti sargesniems. Pagrindiniai įvykiai, taip pat pasižiūrėsiu, nesijaudinkit, jeigu nematysite, su kuo bus susiję pagrindiniai įvykiai. Pirmą mėnesio dalį ir antrą mėnesio paskutinės 2 savaitės. Ir taip pat paprašysiu dar kitos kaladės kiekvienai temai po patarimą. Patarimas. Duokit patarimą. Primenu, kad tai yra bendra dėlionė, jeigu norite būtent savo situacijai sužinoti, kviečiu į asmeninės konsultacijas, tiek kortų konsultacijas, tiek ir astrologinės konsultacijas, numerologinės konsultacijas. Galbūt yra įvykiai, kurie kartojasi jūsų gyvenime ir jūs norite sužinoti priežastį, tai asmeninės konsultacijos yra būtent tai, ko jums reikia. Na, o dabar mes pasižiūrime, ką mums pasakys, kokią žinutę duos kortos. Taigi pagrindinė balandžio energija. Šuo. Kažkas, kas yra įprasta, lojalu, šuo tai yra apie stabilumą, tai yra apie žmonės, kurie yra jums lojalūs, jūsų draugai, jūsų pažįstami, jūsų vaikai, jūsų kolegos, bet visi tie žmonės yra geranoriškai jums nusiteikę. Kažkam iš tikrųjų tai yra tiesioginė žinutė, galbūt mane žiūrintis planuoja įsigyti šunį arba pas jūs, kažkokie tai, jeigu turite augintinį, balandis bus tas mėnuo, kada augintinio kažkokie tai klausimai, iš esmės susiję su jūsų augintiniu bus labai aktualūs. Taip pat tai yra korta žinutė apie tai, kad nebijokite būtent balandžio mėnesį pasitikėti žmonėmis, prašyti pagalbos, tikrai kažkas ateis ir patars tuose klausimuose, kur galbūt jaučiate sunkumą. Taigi nebijokite prašyti pagalbos. Pasižiūrim asmeninį gyvenimą. Asmeninis gyvenimas, šeimyninis, labai šeimyninis gyvenimas, bet šiaip labai gražios kortos iškrito, balandis bus apie šeimą, apie vaikus, kažkas iš tikrųjų, moteris, kurios mane žiūri, laukia naujieną, apie tai, kad jos laukiasi, kad ateina pas juos vaikutis, labai graži naujiena, galbūt kažkams gims vaikas, jeigu jūs šiuo metu tokioje padėtyje esate. Tai yra mėnuo, kai mes
gerai jaučiamės, kai vyksta pokyčiai, nauji vėjai mūsų gyvenime į gerą. Viskas, kas vyksta mūsų gyvenime, ateina su gerais rezultatais. Na, šiandien kažkaip visos kortos apsivertė. Tai gali kalbėti apie tai, kad mėnuo bus labai toks ypatingas, neįprastas, nepaisant to, kad kortos galbūt kalba apie tai, kad gali būti tas stabilumas, bet tuo pačiu jausite, kad kažkas lygtais jumise apversta aukštyn kojomis. Galite pastebėti. Na ir korto patarimas yra apie komunikaciją. Reiškia, nepamirškite su artimaisiais pabendrauti, parašyti, kažką tai pasveikinti su gimtadieniu nepamirškite. Tiesiog parašykite, paklauskite, kaip tu esi, bendravimas yra labai svarbus ir taip pat, jeigu spręsite kažkokius, oficialius reikalus, vertėtų labai įdėmiai perskaityti visus dokumentus iki galo ir jeigu kažkas neaišku, vėlgi, kad viskas būtų patvirtinta raštu. Gerai, pažiūrim kortas, kurios iškrito darbuose. Darbuose, darbuose darbų yra daug, užduočių yra daug, kažkokius reikia daryti, tokius staigius sprendimus, netikėtus sprendimus, žiūrėti iškilusius klausimus, iššūkius, kitų kampų. Gali būti netikėtas kažkoks momentas, kai netikėtai jums reikia padaryti tą apsisprendimą. Kažkas galbūt važiuos į komandiruotę, daug tokių gali būti kelionių, judėjimo, ten nuvažiuoti, tą sutvarkyti. Toks labai aktyvus darbo prasme mėnuo, gali būti ir netikėtų kažkokių dalykų. Korto patarimas, neskubėkite, nepaisant to, kad galbūt reikalaus situacija iš jūsų tokio staigesnio pokyčio, pažiūrėkite kitaip, bet neskubėkite, darykite viską lėtai, darykite, sakyčiau, nekeisti tos krypties, nepaisant kažkokių netikėtumų. Pasirinkote taip daryti ir vis tiek bandykite išlaikyti tą pagrindinę kryptį. Gerai. Finansai bus. Finansai bus ir sakyčiau taip, finansų korta, žuvys iškrito būtent apie finansus, tai gali būti tam tikrų, sakykime, momentų, kai reikia pasistengti dėl finansų, bet vis tiek tie finansai ateina, netgi ir pagal tai ateina pagal susitarimą, kaip sutarta, taip ir turi ateiti. Galbūt noras arba bus daug tokių sričių, kur reikės tų finansų, reikės išleisti tuos finansus. Galbūt jau tie finansai, kurie turėtų ateiti balandžio mėnesį, jūs jau visą sąrašą turite, kur ką, kiekvieną, eurą jūs panaudosite balandžio mėnesį. Gali būti ir taip, kad jau užrašyta viskas. Tai toks pojūtis, kad finansai ir ateina ir tuo pačiu jie nestovės vietoje, jie bus paskirstyti. Nebus taip, kad atėjo finansai ir užsiliko pas jūs piniginė, jie jau turi savo paskirti, bet, išlaidos yra, bet ir finansai yra, tai irgi labai gerai. Korto patarimas, vėl neskubėkite, paanalizuokite, jeigu planuojate kažką tai investuoti, balandį jau tie, kurie, pavyzdžiui, atsisakė kaupti pensijų pakopose, turėtų jau balandžio mėnesį ateiti pirmosios tos išmokos. Tai čia kortos kalba, neskubėkite, tie pinigai, kurie ateis, taip, jūs kažkur juos turite paskirsti, bet paanalizuokite, kur aš reinvestuosiu kažką, kur aš atidėsiu. Labai protingai pasistengkite, labai protingai, analitiškai, racionaliai balandžio mėnesį spręsti piniginius reikalus. Gerai, artima aplinka.
Artima aplinka, na, čia kažkas labai tokio svarbaus, ane? Svarbaus, ką baigėsi kažkoks tai laikotarpis, tokio sąstingio laikotarpis, kai aš nežinau, ko aš noriu, nežinau, kas vyksta aplinkui, tokia pilkuma. Šitas laikotarpis baigėsi ir prasideda aktyvumo laikotarpis. Aktyvumo, daugiau, nežinau, skambučių, daugiau išėjimų, kažkokių tai kelionių, kažkokių minčių, komunikacijos. Komunikacija gali būti susijusi su jūsų partneriu, širdies draugu, taip pat vyriška kažkokia tai asmenybė, viršininkas, tėvas, sūnus, bet kas yra reikšminga, nereikšmingas, na, vyriška tokia asmenybė. Jeigu tokios nėra, tai gali būti vėlgi tas aktyvumas ir savo lyderio pozicijų, ne, lyderystės rodymas, savo vyriškų tokių savybių rodymas, kaip, žinot, vadovauti, lydėti, švytėti, vesti paskui save žmonės, inicijuoti. Vat, taigi kažkoks tai sąstingio laikotarpis pasibaigė, ne, ir balandį jau taip pilnumo eisite, darysite, judėsite, komunikuosite. Na gerai. Ir aišku, čia kaip patarimas, nebijokite svajoti, nebijokite turėti kelis tikslus. Tikrai verta, tikrai atrasti savyje jėgų tiems tikslams siekti. Gerai, kur pasiseks, kame bus sėkmingas? Žinot, kažkam pasiseks galbūt uždaryti kažkokius tai praeities tokius oficialius dalykus. Gal jau kurį laiką sprendžiate kažkokius popierinius darbus, darbelius. Gal vis dar reikia kažkaip pasikreipti, sakau, į tas oficialias institucijas, kažkam tai bankai, kažkam tai galbūt poliklinikos. Ir tai tęsiasi iš praeities tokie dalykai, iš praeities tęsiasi ir čia pasiseks pagaliau kažkokį tai, pamatyti tokį jau šviesą, taip sakant, tunelio gale. Sėkmė gali ateiti su šitais dalykais. Na ir ką, čia vėlgi arba iš vienos pusės turite parodyti savo iniciatyvą, ne, turite kažkaip taip inicijuoti, palydėti, būti tvirtaus charakterio, ne, siekiant savo tam tikrų tikslų. Arba čia įsiklausykite ir pasinaudokite pagalbą kažkokio tai vyriškio. Vėlgi, čia gali būti jūsų antroji pusė, jūsų sutuoktinis, brolis, tėtis, na, arba bet koks kitas svarbus asmuo, vyriškas asmuo jūsų gyvenime. Kur reikėtų galbūt būti atsargesniems? Na, čia atsargesniems sakyčiau būti, matot, čia tokios dvi kortos, kurios priešingos. Na, su savo emocijoms. Žinot, dar gali būti toks laikotarpis, kai šiandien noriu, rytoj nenoriu, ne, jį gali jaustis, pavyzdžiui, vakare vienaip jaučiuosi, ryte kitaip. Ir tas pirmyn atgal, ne, reikėtų su tuo būti, na, tiesiog turėti tai omenyje, sąmoningai tai žiūrėti, suprasti, kad čia tik mano emocijos, pabandyti suvaldyti tas emocijas, pabandyti tai, kas paslėpta. Na, jeigu jaučiate ypač intuicija, čia gali būti jūsų labai tokia aktyvi, aštri, jaučiate, kad kažkas ne taip, iš tikrųjų bandykite, tada tai yra tiesa ir bandykite tai, kas paslėpta, tą paslaptį, na, į paviršių. Na, čia dar irgi kalba kortos, jeigu jūs pati turite kažkokį tai paslaptį, neslepite, tai čia, na, yra tokia tikimybė, kad tai gali išlysti į paviršių, ne, į dienos šviesą. Tai va čia irgi atsargiau, na, ir vaiko korta pagal kaip patarimas, ne, galbūt daugiau pasitikėkite savimi, pasitikėkite savo pirmąją tai intuiciją,
nebandykite daryti labai tokių didelių, iš karto didelių tikslų, didelių darbų, kur neapriepiamų. Po biškį, po truputėlį, po mažą žingsnelį ir taip be abejonės, kaip mes matėme ir Korta rekomenduoja, tikrai svajoti verta, svajoti reikia, bet nedarykite savo meškos paslaugos, kad aš noriu, nežinau, jeigu mes labai taip paprastai pasakysiu, aš noriu sulieknėti per savaitę, -5, kad jau būtų. Ne, taip nebus ir jūs turite tai žinoti ir jūs turite daryti mažus žingsnius savo didelio tikslo link. Kas laukia, įvykių prasme pirmomis balandžio savaitėmis, 1-2 savaitę. Na ką, gali būti kažkokie tai nežymus, sakykime, remonto darbai namuose, kažkas sulūžo ar panašiai, kur reikia truputėlį nervus patampys šitas dalykas, namų klausimus, Ir tas dalykas kitiems, tai kažkaip gali būti susijęs su nekilnojamo turto, kad ieškosite ir niekaip nerasti, arba jeigu perkate nekilnojamo turto, vis kažkokia tai problema gali neišlysti. Kažkam tai gali būti vėlgi artimiai ir, sakykime, transporto priemonė, kažkas bus tam tikros arba išlaidos susijusios su namais ir transporto priemonė. Taip pat tai gali būti, pavyzdžiui, jeigu jūs kelionė ir tas viešbutis, kurį pasirinkote, ne visai atitiks jūsų lūkesčius, gali būti ir taip. Atsargiau tiesiog kelionėse ir, sakyčiau taip, pasižiūrėkite namuose, kas reikalauja jau kažkokius tai prevencinių darbų arba valymo darbų, ir truputėlį atidėkite tam, finansus, būtinai turėkite, sakykime, kažkokį tai atidėtą biudžetą namų ir mašinos ar remontoje darbams ar panašiai, nes gali netikėtai to pareikalauti balandis. O antroje balandžio pusėje, puiku, labai geros kortos, sakyčiau, netgi labai stiprus yra antroji balandžio pusė darbų prasme, susitarimų prasme, kažkokių tai esminių, sutarčių pasirašymų, bet būtent čia jaučiasi, kad kažkas apie darbus, ypač sėkmingas antroji pusė balandžio tiems, kurie ieško naujo darbo, galite gauti kažkokius tai pasiūlymus, tokius tvirtus pasiūlymus, esminius pasiūlymus, kurie bus jums tikrai, tokie raktiniai, pagal raktą raktiniai. Jeigu, pavyzdžiui, darbuose vėlgi sprendžiasi tas klausimas, komunikuojate, ieškote naujų tiekėjų, aš kažkokį tai pagaliau balandžio mėnuo, jau į pabaigą, antroji balandžio mėnesio pusė yra apie tai. Tikrai darbai, santykiai gali būti, irgi kažkokie, tikrai susitarimai, bet aišku, pagal inkarą tai labiau apie darbus. Jeigu nedirbate, tai gali būti, jūsų kažkokie tai buityje, ieškote kažkokį tai meistrą, norite kažką tai padaryti, pagaliau tas atsiranda ir, tikrai esminiai dalykai. Ir čia Korta patarimas, labiau studijuokite, jeigu tai vėlgi susitarimas, susitikimas, kažkokia tai sutartis, kurią reikia, paskaitykite iki galo, pastudijuokite, sužinokite apie tą žmogų, apie tą įmonę, apie tą tiekėją, paskaitykite komentarus, atsiliepimus, tikrai kuo daugiau žinosite, tuo didesnį pranašumą jūs turėsite. Toks mėnuo, sakyčiau, nėra, kad jis labai blogas, nes, sakyčiau, labai netgi neblogos tokios energijos, kurios vers ir būti aktyvesniems, lygtais atsibūsti nuo to žiemos miego, tikrai ir gamta atgimsta ir jūs pačios atrodo atgimstate ir savo darbuose, ir savo veiklose, ir komunikacijose. Tikrai linkiu visiems žiūrintiems didžiausios sėkmės,
ačiū, kad buvote su manimi, ačiū už jūsų patiktukus, jūsų komentarus, visus skaitau visada, labai džiugu ir kviečiu vėlgi prenumeruoti, nepamesti ir susitiksime būtinai kitose įrašuose. Ate.